Lietuvos ekonomika kelerius pastaruosius metus augo sparčiausiai per visą nepriklausomybės laikotarpį. Lietuva nustojo būti pigios darbo jėgos šalimi. Į tai atsižvelgdami socialdemokratai savo naujoje rinkimų programoje numato visų pirma skatinti tokį verslą, kuris kuria intelektualią produkciją ir paslaugas, duodančias didžiausią pridedamą vertę. Pridėtinės vertės neįmanoma kurti be darbo kartu tarp studijų, mokslo ir verslo. Šiai dienai, jeigu mes turime pakankamai geras studijas, pakankamai neblogą mokslą, bet visiškai neorientuotą į verslą, tai kol neatsiras geros traukos tarp mokslo ir verslo, kol neatsiras abipusio supratimo ir abipusio noro dirbti kartu, tol man regis Lietuva negalės judėti į aukštųjų technologijų šalį, Lietuva negalės judėti į žinių ekonomiką. Socialdemokratai jau pradėjo mokslo, technologijų ir verslo slėnių programą, pagal kurią jau veikia pirmasis slėnis Jūra Klaipėdoje, kuriami dar 4 slėniai Kaune ir Vilniuje. Tačiau svarbu ne tik technologijos, bet ir verslo principai. Tai yra skirti didesnės lėšas ir sveikatos draudimui, ir gyvybės draudimui, ir įvairių lygių pensijų fondams. Tokiu būdu nereikės mums galvoti apie tai, kad tik tai valstybė mums gali duoti 500 arba 800 litų pensiją, bet patys darbdaviai turi stengtis sukaupti pensinius fondus savo darbuotojams, kad jie ateityje galėtų turėti normalų ir kokybišką gyvenimą. Rinkimų programoje numatyta skatinti ne tik žinių ekonomiką grindžiamą verslą, bet ir tokį, kuris yra socialiai atsakingas aplinkos ir savo darbuotojų atžvilgiu. Už modernę ekonomiką. Remsime pažangų žemės ūkį, skatinsime socialiai atsakingą verslą, aukštųjų technologijų pramonę, atsinaujinančių energijos šaltinių, branduolinės energetikos vystymą.